Jis medicinai pasipiršo, bet tai taisyklės pasimiršo. Dabar tik paprasta kolegija, vadybos pirmas kursas. Rotas kursta, nubūdęs tikisi iš ryto normalus prieš paskaitas maldą sutikti tokį pat ir vakarą. Kasdienę praktiką valdyti nervus, minutį pamėginti nusiraminti įvairios mintis. Atgyja noras tapti daktaru, tik pažiūrėk kaip dreba tavo rankos vatai. Geriau tu tapti kiemsir, tokie paviršutiniai dėstytojo patarimai stebint jo rutiną. Taip neramina vieto mėtos. Vėl ne tas autobusas, vis dažniau užmirštant auditoriją. Dabar su savim visur nešioju su užrašų knygutę, kartu kišenėje vaistų dėžutė, kur parašyta gerti 3 kartus per dieną. Skiemenis dalyjasi į tylą vieną, palikdami tik vaizdą nusuktas draugų iš šono nugaros, o skaitos rūpinos, kai trūpinius numetė įsimūtino. Ir tai didėjo lapui daktaro archyve. Didėjo ir idėja, kad sudėta neviltis tvirtėja, daros tiršta. Velės kelias, šiaušim kelias, rimtintos stotelės apima isteriją, kaip paskutinis šansas lieka tik loterija. Ir jau kelintą dieną įskaičiavo savo pėdas, neskaičiuojant laiko, sakė laikrodžiai tik tiem, kas miega, kad žinotų kada keltis. O jūs sulaužė ciferblatus tam, kad naktis su dienom pradėtų veltis. Ir kamgi reikalingas laikas, ir laukia tik tai pabaigos, o pabaiga bet kokiu atveju ateis. Praradęs teisę būti tom, kom būti troško, jis paliko, niekas viduje išliko troškulys. Praverdamas duris, senos parduotuvėlės, sekundė jis pamiršo, kas yra ir kur atėjęs. Centus pabėrė ir į pardavėjos veidą sutarė. Taip žinau, kad ne visi žinau, kad trūksta, ir ta akimirka išrūksta, ėma ir išvyksta pasąmoniai palikdama tik myslę, kasgi vyksta lygsvara tarp sveiko proto ir beprotystės. Per daug nukrypstant pamiršti, ką reiškia klysti, jis gatvėm klystkaliais, toliau nuo žybančių prekystalių, toliau nuo to spektaklio, kuriame jis ne artistas, jau kurio nebėra tikslo ar dienų žymėtų kalendoriuje. Nieko nebėra noro sustoti, pagalvot, kuriuo tu pusėj. Kažkada žmogus dabar jis jautėsi menkiau už musę, tie klausimai konvulsijai dabar kaip peilio duris. Likimas dūrė ir užsidarė duris. Ir taip vis nesimėtant, besiblaškant savo kliukus ir fantazijos, pranespalvotus sakinius, besakant sakinius, liežuvis velės, rankoje ir vėl netinkamas recepto lapelis. Čia baigės kelias, o jis ir vėl ant kelių klūpo, nuo tų emocijų jį purto. Užpiso būti proto skurdžium, nors ir nereikia turtų, nereik pilių ir įspūdingų jachtų, viską jis iškeistų į tobulą sveikatą. Užteks tų mokslinių citatų, užteks tų pasakų, nebenoriu būti kandidatų sąrašuose, tų kūrėjų nebegirdi, nebemato, tyliai sausiai pasakė. Ir visą tai iš naujo sukos ratais, tik skirtingais etapus, o truputį bekesant žvakį geso jo gebėjimai, jis sveikas mąstymas, sunkiai skiria netgi tai, kas aiškiai matoma. Jis tapo gatvės aktorium, bet čia nėra scenarijų, o jį toliau kamavo arijos, kažkokios keistos raganos, kažkas tai tokio, ko nesuprastų sveikos smegenys. Jis tik šitaip stengiasi nepaisyti vaizdų, kurie jo protą tempė. Jis pats savęs dabar privengia, suprato šitos genijus, gyvenimas jam pasibaigs tragedija. Stojo ant kėdės, su kilpos užsinėrė, kai rado jį pamėlusi, jau buvo vėlų, o medikai jam konsultavo šizofreniją.